vienas svarbiausių dalykų, ką reikėtų daryti ir nuo ko prasideda gera miego higiena, tai yra reguliarus miego atsikėlimo grafikas. Suaugusio žmogaus mieguistumas kaupiasi 16 valandų. Meilės plėšimas prieš miegą. Čia būna patartina ar čia nepatartina? Moteriams prieš miegą yra dažniausiai blogai, o vyram gerai. Ašvaganda. Kas čia iš vis yra? Tiem, kas negirdėjo, įveskite į kontekstą ir veikia daiktas, ar čia yra mitas? Būtent ašvaganda gali padėti su kitom visom priemonėm tikrai žymiai sumažinti kortizolio lygį. Jau pavargot? Dalinu. Daug saldžių sapnų. Sveiki visi įsijungę mūsų tinklalaidę Gyvenimu su cinkeliu. Mano vardas Timūras ir mes čia darom tą patį, ką darėm prieš tai. Kalbame su įvairių sričių ekspertais apie įvairiausius gyvenimo ir sveikatos reikalus. Šiandien, draugai, laidą noriu pradėti nuo eilėraščio, nes viešnia ypatinga. Dėmesio. Kai mieste nemiega niekas, atkeliauja dėdė miegas. Jo pavargot? Aš einu, daug sapniukų dalinu. Kam spalvota, kam bespalvi, duosiu sapną lyg pagalvi. Kai visi labai pavargė, dėdė miegas akį merkė. Jau pavargot? Dalinu. Daug saldžių sapnų. Šiandien gali būti, kad tinklalaidė bus užmigimui skirta. Arba pagaliau kažkas išsimiegos. Šiandien svečiuose miego kaučerį, miego trenerė Agnė Ramanauskė. Sveiki. Sveiki. Agne, kas yra miego treneris? Mes čia kalbėjom su sportiniais treneriais, kur tu ateini į sporto salę ir sportuoji. Miego treneris ką daro? Kaip atrodo darbo diena šis? Arba susitikimo sesija su žmogum? Gal aš labiau pažįstamesnis žodis būtų iš tikrųjų miego specialistas. Tai tada galbūt aiškiau būtų, ką darau ir kas apima mano darbo praktiką apskritai. Okay. Tai iš esmės tai aš padedu žmonėms spręsti miego problemas, visus su miegu susijusius klausimus, tiek tai gali būti miego sutrikimai arba gali būti tiesiog sutrikęs miegas, kas yra bendrai nėra jokio miego sutrikimo, bet norim pagerinti savo miego, gyvenimo kokybę ir panašiai. Tai jūs kaip miegologė, toks kaip gydytoja būtų specialybė miegologė. Labai gerai apibūdinta. Tai taip reikėtų turbūt rašyti, nes sakau, treneris žodis atrodo, kad kažką reikės ateiti miegoti kabinetukė, jūs tada užsirašinės, kaip čia žmogus miega. Tai gal dar ne tiek. Žinau, kad būna tokie tyrimai irgi, ar ne? Taip, tai tikrai yra tokie tyrimai, bet ne, iš esmės tai nėra taip, kaip apibūdino. Nieko Nu gerai. Tai kaip iš viso atsirado šitas rytis jūsų gyvenime, nes tikrai labai unikali tokia specifinė šaka, tai kaip čia viskas prasidėjo? Tai iš tikrųjų šiaip atėjo labai natūraliai į mano gyvenimą. Prieš jau tikriausiai 10 metų gal pradėjau, mano kelionė iš vis prasidėjo nuo treniravimo, tai fizinio treniravimo, ar ne? Aš buvau kaip trenerė. Ir tuomet baigiau mitybos specialistas. Čia ta klasikinė grandinėlė, ar ne? Būna sportas, paskui mityba ir tada. Ir iš tiesų taip. Ir tiesiog dirbdama su žmonėm ir padėdama jiems siekti vairiausių tikslų, aš visada jaučiau, kad tarsi kažkurios dalies trūksta. Kažkas ar ne, sudėlioji vieną, sudėlioji kitą ir vis tiek nepasieki to gero rezultato. Ir nors ir išmanydama, tada jau šiek tiek apie miegą ir apie tai girdėdama, vis tiek nepavyko man dar tų geriausių rezultatų pasiekti. Ir būtent prieš 5 metus beveik aš atradau miego mokslą ir tai man buvo tiesiog akis atveriantis dalykas ir visiškai pasinėriau tik į tai ir tai tapo mano pagrindiniu darbu iš tiesų. Tiesiog todėl, kad pirmą išbandžiau visą tai ant savęs ir šiaip miego aš pati niekada neprioritizuodavau anksčiau. Ar ne? Kiek bus, tiek bus, taigi dažnas taip galvoja. Taip, tai visiškai, tai dar jaunystę savo žaidė. Taip, nes būna, jo nėra laiko miegoti ir ten kažko visi. Taip, aš visiškai galvojau, kad 6 valandos miego, ta prasme, tai yra tiek, kiek man reikia, aš jaučiuosi puikiai, 100% ir visa kita. Tada... Kai kažkas sako ir 4 išsimiegojęs jaučiasi puikiai. Taip, tai aš jau buvau link tos kategorijos ir aš taip tiesiog tuo metu galvojau. Tada aš atradau visą miego mokslą, pritaikiau visus rekomendacijas, viską, tiesiog persidėliau viską pagal tai savo gyvenimo dienotvarkę, viską. Ir jau realiai po 2 savaičių man buvo tiesiog šokas. Aš tokia buvau,
tai maždaug taip čia yra tas 100%. Tai jo, tiesiog tada tu supranti, kad kai tau trūksta miego, tu nežinai, kad tau trūksta miego. Nes arba tu dar nesuvoki, kad dėl to galbūt tu jauties kažkaip taip, kad tau jo nesuvedi dar. Taip, tu net neatsimeni savo tikriausiai tos praeitos būsenos, ką reiškia jaustis gerai. Tu lygini save su vakar, su užvakar, pamiegi truputėlį, galvoji, šiandien jaučiuosi gerai, lyginant su vakarykštė tą savijautą. Bet tu iš tiesų taip ir nežinai, ką reiškia gerai jaustis iki tol, kol tu visko nepakeiti, nesupurtai, neperdėlį. Negrįžti iš esmės į vaikystę, turbūt taip. Tai jūs jau čia dabar pasakėt kelis dalykus, kur man jau 3 klausimai yra kilę. Tai pagaunu taip, kad 2 savaitės, tai čia iš esmės yra faktas, tiesa, tai kad, sako, 10 dienų reikia naujam įgūdžiui išsiugdyti ir jį pritaikyti. Tai čia 2 savaitės kažkas panašaus, ar ne? Tai čia yra apie įpročius labiau kalba, ar ne? Taip. Ir iš esmės tam, kad mūsų organizmas priprastų prie kažkokių naujų įpročių ir pamatytumėm pirmus rezultatus, tai net nesvarbu, iš tiesų, ar mes kalbam apie kažkokius stipresnius miego sutrikimus, ar bendrai tiesiog norim pagerinti gyvenimo miego kokybę. Tai maždaug jau po 2 savaičių mes galim matyti pirmus rezultatus, kas iš esmės, tarkim, jeigu mes nesusidurėm su stipriom problemom, tai gali atrodyti, 2 savaitės laukti ir panašiai, bet kai mes iš tiesų, pavyzdžiui, žmonės kankinasi su, sakykime, nemiga, ar ne, populiariausias vis tiek miego sutrikimas. Tai kenčiantis nemiga 10 metų, tai pirminius rezultatus vis tiek taip pat gali pamatyti jau po 2 savaičių, kas iš esmės yra labai greitai, ar ne? Okay. Tai, o čia, nežinau, ar čia būtų tas pats, ar 2 skirtingi dalykai, nemiga ir nedamiga, nes man atrodo, fiziškai čia yra labai panašus rezultatas, nes žinau, kad irgi esu jau čia domėjęsis, nes irgi su nemiga turėjau reikalų. Tai sako, kad, pavyzdžiui, nepakankamas miego kiekis naktį susijęs yra, nusieja mokslininkai lyg ir su demencijos didesnė rizika. Čia aš nenusišneku. Mes pagazinkim dabar žiūrovus, kad visi tie, kas 4 valandas miega, tai aiškinat, kad jums užtenka, vėliau kaip man pradėsit vidury sakinio strigti, nes žodis stringa, tai čia yra tiesa. Taip, visiškai tiesa. Tai čia pirminiai tie simptomai miego trūkumo, net nepaisant to, ar tarkime, miego trūkumas atsirado dėl to, kad mes patys neprioritizuojam miego ir tiesiog neskiriam pakankamai valandų. Kaip, pavyzdžiui, paminėjote, nedamiega. Tai, iš tiesų, tai tarkime, galbūt tai yra dėl to, kad tiesiog aš sau leidžiu eiti per vėlai miegoti ir dėl to išmiegu mažai, arba nemiga, kur aš negaliu to kontroliuoti. Tiesiog tai tarsi priklauso ne nuo manęs, tuo metu mes taip galvojam, ir tiesiog tai jau yra miego sutrikimas. Tai nepaisant tos priežasties, iš esmės vis tiek pasekmės tai yra tos pirminės, tai gali būti tikrai sutrikus koordinacija, dėmesio trūkumas, sunku įsiminti faktus, tarsi skaitom tą patį sakinį 10 kartų ir vis tiek negalim atsiminti, apie ką skaitėm. Tai ir čia tokie tie pirminiai, paskui gali būti išoriniai matomi požymiai, tam tokie kaip pajuodę paakiai, papilkėjusi veido oda, sausa veido oda, paraudonavusios akys šiek tiek, ar ne, tikrai esam tokie, tiek ant savęs tą matę, tiek galbūt sakė savo draugui pažįstamai, ar ne, kad atrodai neišsimiegojęs. Tai tikrai mes tą pamatom vizualiai ant žmogaus. Na ir aišku, vėliau, tai čia jau kalbant apie ilgalaikės pasekmes, tai tikrai gali būti ir diabeto rizika, Alzheimeris, širdies ir kraujagyslių ligos, širdies smūgis padidėja rizika. Dabar net neišsigalvosiu procentų, bet, ta prasme, ten 15, 20, 30 gali būti net procentų tikimybė didesnė gauti. Tai. Ar gal jūs jau, nežinau, iš savo praktikos turit pamačiusi arba kažkokius tokius duomenis, kada žmogus iš to ritmo normalaus miego išsimuša? Čia jau paauglystė, ar čia dar anksčiau dabar jau yra, nes telefonai tikrai labai stipriai įtakoja turbūt miegą, mes dar apie tai atskirai pakalbėsim, bet ar yra kažkoks laikas, kada žmogus jau pradeda miegą savo gyvenime mažinti, nes jam prioritetas nedidelis padaromas? Čia priklauso labai nuo asmenybių tipų iš tiesų, netgi
gal labiau taip sakyčiau, nes, na, sakykime, yra visi žmonės skirstomi į chronotipus, ar ne? Chronotipai tai toksai natūralus ciklas, pagal kurį gyvena kiekvienas iš mūsų organizmų. Na ir, tarkime, chronotipai populiariausi gal yra vyturys ir pelėda, ar ne? Tai jos visi žinom. Bet jau dabar tyrimai tikrai rodo, kad yra daugiau nei šie du tipai ir visi yra skirstomi. Kiti žvėrys dar prisijungia, o kas dar ten gali būti? Ir pasikeičia pavadinimai. Ok, įdomu labai. Ir iš tiesų yra delfinas, liūtas, vilkas ir meška. Tai ir dar pelėda su vyturiu, ne? Jie pasikeičia. Tai tarkime, dabar jeigu taip, kas yra, tarkim, vyturys ir pelėda, tai būtų vyturys būtų tarp delfino ir liūto ir pelėda tai yra tarp vilko ir meškos. Ok, nu čia kaip anekdotų herojai. Gerai, dabar ką atstovauja visi, nes man net nieko nesako delfinas. Man delfinas atrodytų, kad žmogus, kuris ilgai prausėsi vakare prieš eidamas miegoti ir taip užima vonį ir tada visi negali įeiti. Ką apibūdina kiekvienas gyvūnas? Tai delfinai yra tokie perfekcionistai, žmonės linkia permastyti labai gyvenimą, detalės. Prieš miegutį čia, ar ne? Taip, ir būtent tas labai atsiliepia būtent prieš miegą. Ir iš tiesų delfino chronotipo žmonės dažniausiai ir skundžiasi nemigos sutrikimais. Pas juos tarsi viena smegenų pusė visada budi, o kita smegenų pusė miega. Tai dažniausiai jie ir padaro tas klaidas, kad tarkime, na, yra linkę permastyti dažniausiai visus gyvenimo įvykius lovoje, to pasekoje negali užmigti, bet dėl to, kad neišmiega, kitą vakarą bando atsigulti dar anksčiau, kad tarsi tada aš galbūt vėl pailsėsiu, nu, ir taip gali suktis visą savo gyvenimą iliuzijoje, kad šį vakarą galbūt aš atsigulsiu anksčiau ir galbūt aš užmigsiu. Kas yra netiesa, niekada taip neįvyksta. Tai pirmasis mano patarimas šiandien, tai yra, jeigu save atpažįstate delfino chronotipę, tai tikrai neikit anksčiau miegoti. Darote savo meškos paslaugą. Delfinai dažniausiai yra ta kategorija žmonių, kurie gali funkcionuoti su mažiau miego. Tai tarkime tarp 6,5-7 valandų. Tikrai nedaugiau, nors ir atrodo, kad tarsi nori miego, kad tarsi tau reikia miego, kad va dabar tai aš miegočiau 10 valandų ir nesijautiesi išsekęs, bet gauti nepertraukiamas, kokybiškas 6,5 valandos delfinui yra pasaka, svajonė. Tai tam, kad tą gauti iš tiesų, tai reikėtų netgi pavėlinti savo nuėjimą miegoti ir dažnai aš net rekomenduoju 11:30, pavyzdžiui, gulti su lova. Čia jeigu taip anksti keli. O gerai. Ir keltis apie 6:30. Ok, jau įdomu. Tai delfinas, gerai, aš jau save delfinę truputį matau. Kas yra kiti du gyvūnai? Bet neapgaukit savęs, tai jeigu tik tai dėl vėlyvo atsigulimo. Tai ne, bet nes yra tas, būna tikrai kartais, bet vėl nuo dienos priklauso, matyt, nesi gal visiškai vienas padaras, nes aš irgi, aš buvęs pelėda, radęs privertę tapau vyturiu ir gerai jaučiausi, kai tu sistemizuoji tą miegą. Dabar vėl pelėdėti pradėjau, dabar pasirodo pelėdėdamas ir delfinėti pradėjau. Tai gali turbūt keistis, ar ne, tas miego visas reikalas, bet gerai. Man dar vis dar įdomu, kiti du gyvūnai, kokie ten yra tie chronotipai? Tai 3 dar liko, tai 3 dar gyvūnai yra, tai yra liūtas. Liūtas yra, na va čia gal artimiau mūsų žinomam vyturiui, tai liūtai iš esmės turi tokį išskirtinį bruožą tuo, kad jie keliasi itin anksti, tikrai be žadintuvo pagalbos patys natūraliai ir taip pat užsinori miego tokiom ankstyvom valandom. Tai, pavyzdžiui, užsinorėti miego galėtų apie kokią tarp 8-9 vakaro, jau visiškai gali eiti miegoti ir keltis natūraliai apie 5 ryto. Tai, čia troleibusų vairuotojai, man atrodo, yra visi liūtai, sveikinu. Taip. Jo, tai tokių žmonių pasaulyje tikrai yra galbūt mažiausiai sakoma, ten apie gal 15% kažkas tokio. Tai
Tai va, tai jie yra energingi, optimistiški, rytiniam valandom gali viską ir crossfito treniruotės daryti ir tiesiog bėgti, ar ne. Ir... Bet jau vakarienės romantiškos su jais nepaturės. Taip, ir iš tiesų tas ir yra, kad liūtai tikrai kenčia dėl, tokį, sakykime, vis tiek tas socialinis mūsų gyvenimas dažniausiai jisai kada vyksta po darbo, ar ne, vakarais, kai reikia kažkur išeiti, o jiem tikrai jaučiasi tas, kad jie negali išsėdėti restorane ilgai, ar ne, arba kažkiam vakarėlį užsibūti, nes tiesiog tas mieguistumas, jisai, žinoma, labai susikaupė to, kad esi prabudęs nuo 5, tai natūraliai ir nori miego. Ir dar daug dirbai. Okay. Tai va, tada yra meška. Meška yra pats populiariausias gyvūnas, tai 50% maždaug pasaulio žmonių priklauso šiai kategorijai, tai meška gyvena saulės ritmu, 10 nori miego, 8 nori keltis. Okay. Tai šitas yra tikrai populiariausias. Meškos dažniausiai kenčia miego trūkumą, todėl kad Nors mažai miegoti jiems? Nors ir natūraliai nori 10 eiti miegoti, bet dažniausiai niekada nenueina. Vidinis delfinas prabunda. Gerai, supratau. Jo, tai nueina visada per vėlai, keltis reikia dažniausiai anksčiau negu 8 valandą. Ir tiesiog bando savaitgalį atmiegoti tas prarastas valandas ir taip sukasi. Tada kyla ryte ir moja kaip tikra meška, nes mažai buvo. Gerai. Taip. Okay. Ir vilkas yra pats paskutinis. Tai vilkas yra panašesnis į pelėdą. Tai iš tiesų, tam, kad gerai suprasti, kas yra vilkas, aš dažnai duodu pavyzdį tiesiog, kad vilkas yra paauglys. Ar ne? Tai visi paaugliai iš tiesų yra vilkai, taip jau yra. Ir dėl to, kad užsinori miego labai vėlyvom valandom, vien dėl to, kad melatoninas pradeda gamintis pas juos žymiai vėliau, tiesiog natūraliai taip yra dėl hormonų, bet aišku, paskui tai vėlgi tai nebūtinai paauglystėje esame vilkai, ar ne, tai gali ir tiesiog tęstis toliau, tai čia viskas normalu. Tai natūraliai galim užsinorėti miego apie 1 valandą maždaug nakties ir keltis taip jau, jeigu idealiausia būtų, tai apie 10-9 ryto. Tai dabar galvoju, net jūs kol sakot, galvoju, dabar gaunasi, kad kai savo vaikus nuvežu į mokyklą, jau dabar suprantu, kad abudu yra vilkai turbūt ir taip išeina, kad ne laiku yra tos pamokos daromos, tai iš esmės reikėtų jas vėlinti tam, kad tie visi vilkiukai mūsų jaustųsi geriau, ar ne? Taip, jiem yra labai sunku prisiderinti prie to ritmo gyvenimo tiesiog ir, aišku, yra tų įpročių, kurias galime taikyti tam, kad padėti, paankstinti šiek tiek, bet, čia yra sudėtinga dalis. Geras, nes dabar galvoju, toks įspūdis, kad liūtų mokyklose gal ir netiek daug. Jeigu jau mokytojų kontingentai, man ten gal kokios meškutės labiau, bet kaip pat meškai su vilku susišnekėti yra reikalų. Tai jo, ir tie įpročiai taip jau lengvai neatsiranda, nes jeigu dabar dar išgirdau, kad jūs sakote, jog natūraliai fiziologiniai procesai tokie yra pas vaikus paauglius, jog jiem dar ir kūnas keičiasi ir dabar viskas čia visai naujai ir nesupranti dar, kas vyksta. Taip. Tai, matyt, čia galbūt turbūt galima dėti tą tokią pradžios tašką, nuo to ir prasideda tas kartais ilgametis paskui naktinėjimas, ar ne? Kad Taip. Vis jauties neprimiegojus. Taip, tai mes vis tiek esame įpročių valdomi iš esmės. Tai kokius įpročius mes savo įdėgėme, tai paskui ir turime. Tai tas ir gali būti, kad jeigu labai pernelyg nesuvaldom paauglystės metais tiesiog to vėlyvo atsigulimo ir tarkime ten ar vėlyvo atsikėlimo, arba dažniausiai mokykla sutvarko atsikėlimus, tai vėlgi, bet tas vėlyvas užmygimas. Tai paskui tas ir būna tempėsi ir vėliau netgi galim išgirsti tokius kaip mano šeimoje visiems buvo nemiga. Ar nemiga yra paveldima? Tai iš tiesų nemiga nėra paveldima ir mes nėra tokio geno kaip nemiga, kurį mes galim perduoti, bet mes perdodam ką? Perdodam įpročius.
Ir iš esmės, tai va taip kaip, tarkime, tas pats su mityba yra, ne? Tai vėlgi ten, va, šeimoje visi, tarkime, turėjo viršsvorį, ne? Dažnai, čia ne visada, čia vėl yra visokiausiai išimčių, bet tikrai dažnai, tai ką perdavė močiutė, perdavė mamai, mama perdavė dukrai, ar ne? Ir perdavė tuos mitybos įpročius, kaip pusryčiai kokie atrodė, kokie pietus, ką vakare veikiam, ar ne? Ar ten arbatytė su sausainiais ir panašiai, tarkime. Nu ir vat viskas, ir taip iš kartos į kartą tas pereina, kur paskui visi kenčiam panašius labai dalykus. Tai su nemiga lygiai tas pats. Tėvai vėlai ėjo miegoti, vaikai tada vėlai eina miegoti. Ir labai miela, kad dabar šitos tinklaladės metu vėl kartojasi ta bendra tema per visas tinklaladės, kad mes visi kiekvienas esam savo problemų ir sprendimų šaltinius tuo pačiu metu, nes įprotį kiekvienam yra turbūt sunkiausia pakeisti, įsisąmoninti, kad jį reikia keisti, užima atskirai laiko, tai tiek su sportu, tiek su miegu kalbant, čia visą laiką žiūriu, tas pats mechanizmas kartojasi, kad tai yra įpročio dalykas ir sunkiausia tas matyti 10 dienų, tas 2 savaitės susiemus sąžiningai, tvarkingai daryti. Palėtėm prisivalgymo temą. Tai kiek tai įtakoja nemigą ir patį galbūt miegą, nes vėl yra ten įvairiausių filmuose rodomų, ten pienuką šiltą gerti reikia padeda, bet paskui naktį į tualetą norėsis arba ten dar kažkas. Tai kaip su tuo, kaip jūs tai žiūrit, valgymas prieš miegą? Tai mityba labai labai stipriai lemia miego kokybę, bet jau ir net ne tik tai, ką valgom prieš pat miegą. Bendrai dienoje suvalgytas maistas, koks jis yra, ką mes valgiam, kiek valgiam ir panašiai, jau turi įtakos, net pusryčiai, ar ne? Tai aš dažnai, čia aišku vėl biškį nušoku, bet tiesiog, kad aš visada sakau, kad ryto ritualai yra netgi svarbesni už vakaro ritualus, kai mes kalbam apie miegą, ar ne? Nes dažnai, tarkim, girdim, kad valandą iki miego, ar ne, čia miego higiena ir panašiai, ir mes tarsi susikoncentruojam, kad miego higiena tai reiškia vakaro rutina. Kas iš esmės nėra tiesa, ar ne? Miego higiena yra ryto rutina, dienos rutina, vakaro rutina ir panašiai. Tai reiškia, kad kaip mes prioritizuojam miegą per visą savo dieną. Ar ne? Tai čia galėsim atskirai apie tą paliesti, bet kalbant apie mitybą, tai ir būtent vakaro valgymą, tai žinoma, ta bendrinė taisyklė tai tikrai yra, kad vakarienė 3-4 valandos iki nuėjimo miegoti ir vėliau ne kiekvienas gali ištemti ten tas 3-4 valandas visai nieko nebevalgydama. Užkandukai, ten viską, kaip čia dabar užkandukų, taip visi ten ant sofutės ir dabar tu čia nevalgysi. Žinot, apie ką aš kalbu. Tai valanda iki miego galima valgyti dar užkandį. Užkandis ten apie 250 kalorijų maždaug, tai toks nedidelis užkandis, pusė normalios, tarkime, porcijos. Yra maistas, kurį geriau būtent užkandžio metu pasirinkti, bet geriau pasakysiu, ko visiškai vengti. Tai vengti visiškai viso cukraus, viso saldaus maisto, tai bet kas tai yra. Iš vaisių iš tiesų bananas vienintelis, jisai savyje turi medžiagų, kurios kaip tai gali padėti miegoti, nusiraminti. Tai vienintelis, kurį galima bananos riešutų sviestu, su graikišku jogurtu, su trapučiu kažkokiu ir riešutų sviestu. Tai vienintelis, o šiaip daugiau viso cukraus visiškai vengti, nes tie gliukozės šuoliai, jie paskui dažnai sukelia naktinius probudimus. O kaip alkoholis prieš miegą? 3 valandas iki miego paskutinė taurė. O, 3 valandas netgi? Taip. Okay. Jeigu norit nepakenkti miego kokybei ir tikrai gauti maksimalią naudą, tai vyno taurė prie vakarienės ir viskas. Mes čia labai idiliškam scenariui kol kas esam. Aš net nebejoju, kad žiūri dabar mūsų ir galvoju, pas mus taip net nebūna ir net neįmanoma, kad būtų. Nes dažnai vėl įpročiai keičiasi. Aš savo pavyzdį imu, kai pas mus atsirado šeimoje vaikai, tikrai būdavo labai sunku užmigti, arba tu ten nežinai, kiek tu miegosi, arba kai jau tu jauti, kad gali būti, to miego gausis, tai būdavo taip, kad tu ten kokį butelaitį atsidarai ten, reiškia, kokio ten gerimuko, ten alučio ar kažko, ir tada susiverti ir eini miegoti, kol tu jauti, kad tave jau verčia. Tai čia žinau, kad nėra gerai, nes tai per kelis metus prisidariau problemų,
bet 3 valandos iki miego, tai čia yra iš esmės jo labai toli. Taip. Labai toli. Tai, vat, vėl, tai čia mes jau ne tiek apie miego, bet vat, ir mitybos įpročiai, čia viskas komplekse veikia. Visiškai susiję dėl to, vat, kaip ir sakau, kad mano praeitos visos įgytos kompetencijos iš tiesų taip sužaidžia viskas labai puikiai, nes tiesiog tai yra neatsiejami dalykai - sportas, mityba ir miegas. Visiškai, visi 3 ir realiai vis tiek turim pradėti nuo miego. Jeigu mes pradedam prioritizuoti miegą, visa kita tiesiog sustoja į savo vietas. Teisingai. Taip. Dėl to, kad tam, kad mes gerai miegotume, mes turime gerai maitintis. Pavyzdžiui, valgysime daug perdirbto maisto, daug cukraus vartosim, valgysim bet kaip, ar ne? Viskas, pamirškit gerą miegą, 100%. Kartais net susidėliojus gerą ir teisingą mitybą, jau pasikeičia miego kokybė. Taip. Tai vien tik tai nuo to. Ne? Ir tai vėl ir miegas jis yra toksai kompleksinis, sudėtingas dalykas, ar ne? Tai tiesiog dažnai girdžiu, kad, tarkime, aš bandžiau čia, pavyzdžiui, ten kvėpavimo pratimą ar ten meditaciją padaryti ir man visiškai nepadėjo, ar nepadeda. Tai taip, nepadeda, todėl, kad tai nėra, kad ištrauksiu vieną dalyką iš konteksto, jį pritaikysiu prie savo viso chaoso ir belė kokios dienos ir dabar atseit man tai turi padėti. Tai iš tikrųjų nepadės. Čia tas viskas apie mitybą, kalbant, labai gerai susisieja, nes, tarkime, noriu numesti 5 kilogramus, ar ne, pavyzdžiui, ir pabandžiau valgyti salotos pietum. 2 savaitės, nenukrito man tas svoris, ar ne, bet jeigu pusryčiam pyragėlis, vakare pica, o per pietus salotos, tai ta salota iš savęs liekninamųjų savybių neturi, jinai negali padėti. Labai svarbu yra visuma, absoliučiai nuo atsikėlimo iki nuėjimo miegoti, ką mes darėme. Su miegu yra lygiai tas pats, su sportu yra lygiai tas pats, ar ne, dariau pritupimus ir nesulieknėjo kojos, nes pats pritupimas nelieknina, ar ne, tai kas viskas, ką aš darau, kokia yra visa programa mano treniruočių, kas ten vyksta, tada visas rezultatas ateina. Tai čia visiškai tas pats yra. Taip. Tai čia, iš esmės, sportiniai batai arba treningai namuose tave sportininkų dar nedaro. Taip. Čia viskas kartu turi. Taip. Gerai, jūs kalbėjote jau apie rytinius tos miego ritualus, tai dabar tada turiu vieną iš pasiruoštų klausimų. Ta miego higiena ir jos taisyklės, ką žmonės pastebėt labiausiai pamiršta ir nuo ko jau taip reikėtų pradėti, jeigu pradėtų? Tai man atrodo, kad žmonės žinoti, tai žino viską. Jeigu jau paklaustum, tai sakytų, jau net atsibodo tą patį per tą patį girdėti, ar ne, tą miego higieną, čia nueiti miegoti laiku, čia nenaudoti elektros prietaisų, viską žinau, bet žinojimas ir tarimas, tai čia jau yra atskiri dalykai. Tai aš labiausiai ir stebiu tai, kad tarsi viskas yra girdėta, bet to pritaikomumo yra mažai. Galbūt dėl to, kad tiesiog dažnai mes nesuprantam, kas slepiasi po kiekvienu dalyku ir kodėl man to reikia. Kodėl darau tai, ką darau. Taip, ir kodėl man reikia tą daryti. Pavyzdžiui, duosiu tikrai gerą gal pavyzdį, tarkime, vienas svarbiausių dalykų, ką reikėtų daryti ir nuo ko prasideda gera miego higiena, tai yra reguliarus miego atsikėlimo grafikas. Frazė girdėta 100 kartų visur, ar ne, ir tikrai taip. Bet galbūt nedarom todėl, kad nesuprantam kodėl. Kodėl aš turiu keltis taip, kad mano organizmas susireguliuotų kažkas ten kažkur, ar ne, ir aš lengviau kelčiausi. Bet rezume man dažnai būna visiškai nesvarbu, ar aš lengvai atsikelsiu vakare, ar ne, man nesvarbu. Kai aš sėdžiu 11 val. Prie telefono, tai aš jau pamirštu, man ten sunku bus keltis, ar ne, aš dar noriu pabūti. Arba tuo metu yra taip malonu, kad aš apie rytojų dabar net nenoriu galvoti. Čia. Atsikelsiu, ne pirmas kartas ir ryte keliuosi ir vėl sunku, ir vėl galvoju, kodėl reikėjo nueiti anksčiau miegoti. Bet dabar kaip gera. Taip, mes malonumų valdomi žmonės. Tai tiesiog trumpas paaiškinimas, kodėl, ar ne, reikia išlaikyti reguliarų nuėjimo miegoti ir atsikėlimo grafiką. Tai tik tai todėl, kad suaugusio žmogaus mieguistumas kaupėsi 16 valandų.
Ne? Nuo to laiko, kai mes pramerkiam akis, turi praeiti 16 valandų, kad mes lengvai užmigtumėm vakare. Čia tas skaičius visiems galioja, nes mums sako, mes čia skirtingi žmonės, taip toliau, bet biologiškai turbūt principas yra tas pats. Visiškai. Okay. Taip, iš esmės aš siūlau tikrai vadovautis tokia bendrinė taisyklė ir tikrai jau visi gerų rezultatų pastebėtų ir pasiektų. Tai 16 valandų nuo išlipimo iš lovos, ar ne? Tai tarkime, įsivaizduokite dabar sekmadienio, pavyzdžiui, dieną, ar ne? Kai mes prastai, pavyzdžiui, keliame 6 ryto, o mes nusprendžiam sekmadienį atsikelti 9, ar ne, pamėgosiu, sauliaisiu ilgiau. Arba kada dievulis duos ten jau. Taip. Tai atsikeliu 9, tada pirmadienį aiškiai darbam ir galvoju, reikia eiti mėgoti laiku, ar negi. Vis tiek paskui bus sunku keltis, tai tarkime atsigulu į lovą 10, sakydamas, kad aš jau pailsėsiu. Tai iš esmės pagalvokim, ar ne, praėjo 13 valandų nuo išlipimo iš lovos, o dar sekmadienis pas dažną gali atrodyti, jeigu dar žiema, tai namie į lauką kojos nepadėjau, ar ne, dar užsisakiau maisto į namus, tai žingsnelių 500 per visą dieną. Pasilepinau čia maždaug, taip. Deserčiukai ir panašiai, žodžiu, tai viską padariau, kas yra blogiausia. Ir tai verta atsigulu 10 į lovą, bandau užmigti, o iš tiesų praėjo tik tai 13 valandų nuo mano prabudimo. Tai aš dar vartausi lovą kokios 1, ar ne, kol iš tiesų susikaupė pakankamai mieguistumo, kad aš užmigčiau. Tai čia yra netgi terminas naudojamas sekmadienio nakties sindromas, tai tikrai yra dažnas ir manau, kad pažįstamas tikrai. Oi, pirmadienio rytas, taigi legendam apipintas. Taip, mes iš esmės turim pirmadienio ryto receptą, ką tik, to klaikaus, kai tu nesilaikai ritmo ir savaitgalį. Taip, ir pats savo, taip netgi žmonės gali išsiprovokuoti nemigą. Iš esmės, patys savo to net nežinodam, nes prasivarčiau 3 valandas, jeigu dar ypatingai kažkada iš vis buvau susidūręs su kažkokiu tais nemigos epizodu, tai viskas, iškart nerimas, iš karto baimė yra. Pirmadienį aš mąstau, kas įvyko, būtent tą praeitą naktį, bijau, pirmadienį atsigulu į lovą ir jau su nerimu. Ar ne, programuoju save, kad, o Dieve, o jeigu vėl bus tas pats. Ir taip gali atsitikti vien dėl to, kad mes jau neatsipalaiduojam niekaip, ar ne, ir tada antrą naktį pasikartoju, ir taip gali išeiti iš visi lėtinė nemiga, kuri tęsiasi 5 metus, pavyzdžiui, ar ne. Vien tik tai dėl to, kad, pavyzdžiui, tarkime, nežinau tokios taisyklės, kad pralaukti tą 16 valandų. Pavyzdžiui. Taip. Tai jau geriau, tarkim, jeigu jau taip įvyko, kad pramegojau, atsikėliau vėliau, tai pralaukti tą 16 valandų, nesigulti į lovą ir tada atsigulti laiku ir taip užtikrinam. Tai tiesiog, todėl mes ir turim laikytis to grafiko, nes priešingų atveju, tai mes, kas tada įvyks, ar ne, mes turėsim eiti miegoti, tai 10, tai 12, tai 1, tai 3 ryto, ar ne, jeigu mes kelsimės vis nelaiku. Okay. Gerai, aš dabar dar apie appsus noriu pakalbėti šitoje vietoje, nes čia labai apie tą ėjimą laiku miegoti, turbūt telefone dažnas turi tą funkciją, galbūt net ne visi žino, bet šiuolaikiniam telefone tikrai yra tas miego kiekis, kiek tu užsistatai ir tau, arba kada tu keliesi ir tada telefonas paskaičiuoja ir primena, kada eit miegoti. Pats turiu irgi papildomą dar telefono aplikaciją, kuris skaičiuoja tavo ten analizės, pateikia visokias miego kokybės ir panašiai. Kaip šitie? Ar jūs juos dedat štampą, kad geras dalykas, ar sakytumėt, kad nereikia, nes kažkodėl neveikia? Tai šiaip tai tikrai labai geras dalykas ir tikrai tam siekimui savo miego pažiūrėjimui, ar ne, tą kokybę galbūt tai padeda laikytis įpročių kažkokių geresnių, ar ne. Tai tikrai aš jas rekomenduoju, galbūt tik tai vėlgi nerekomenduoju užsiciklinti labai ties tais procentais, ką mes tenai pamatom. Kad netos yra sprendimas, ar ne, tai yra pagalbinė priemonė. Taip, visiškai. Ir taip pat galbūt sutelkti viso dėmesio, nes irgi labai dažnai gaunu klausimus, netgi ir man skambučio metu skambina ir klausia, tarkime, dėl giliojo miego.
Ar kaip gauti daugiau, ar pakankamai aš jo gavau ir panašiai. Tai neužsifiksuoti ties giliuoju miegu, visas miegas yra svarbus, ir gilusis, ir negilusis. Tai vyksta visiškai skirtingos funkcijos kiekvieno miego fazės metu. Ar ne? Tai tiesiog ne vien gilusis miegas yra mums pats svarbiausias, tai labiausiai žiūrėti į bendrą miego kokybę, bendrai kiek mes gaunam, kokią ją gaunam ir tiesiog fiksuoti, kaip mes patys jaučiamės. Ar ne? Nes tikrai visiems skirtingi dalykai veikia. Jo, bet dėl atsibudimo, tai mano bent jau patirtis yra tokia, kad ta programėlė, kurią aš naudoju, kurią pirkau, ten užsistatai laiką, kada tu norėtum atsikelti ir jinai pagal tavo giliojo ir to negiliojo miego fazes, kurias skaičiuoja tą naktį, pažadina tave jau kylant, tada lengviausia būna geriausia savijauta. Tai tikrai pasibėjau, kad veikia. Tai bent jau mano patirtis yra ta, kad appsas, už kurį ten susimokėjai kelis euriukus, tikrai veikia ir yra nepamainomas, jeigu tau pačiam yra sunku prisiversti laiku nueiti miegoti, o patirtis, kai tie pirmi geri rytai, kai nutinka, kai tu išsimiegi tiek, kiek ten tą 100% pasieki. Ir tave dar pažadino tau negiliausio miego metu, o kažkada, kai jau tu geriau jauties arba tau lengviau yra, tikrai motyvuoja tą tęsti ir daryti daugiau to. Taip, tai tikrai taip. Tai labai puikiai tikrai priemonė ir, aišku, vėlgi reikia nepamiršti, kad jinai labai gerai pasitarnauja tiems, kas tiesiog nori bendrai pagerinti savo gyvenimo kokybę. Bet jau jeigu kalbam apie kažkokį miego sutrikimą, kurį turim ir panašiai, tai vėlgi kartais būna tos disciplinos arba appsai, jie tiesiog dar gali pabloginti tą situaciją, nes tu tiesiog matai, kad ten 40% prasisuko, ar ne? Tai tarsi tau dar labiau paūmina tavo pojūčius visus ir tą situaciją. Tai būna, kad galvoju, galėjau geriau, žinojau, bet tuo metu irgi reikia suvokti, kad savęs tu čia bausti dabar nereikėtų, tiesiog pasistengti tą vakarą, šį vakarą. Taip. Tvarkingiau tai padaryti, tiesiog nebaus savęs taip, kaip vidinis balsas kartais norėtų tave nubausti. Taip, nepamiršk, kad gali tiesiog kitą dieną pradėti iš naujo ir viskas yra gerai. Jo, būtent. Aplinka, pats miegamasis, kiek tai įtakoja, nežinau, ten langai, rytai, vakarai, žinau, irgi žmonių yra, kurie labai rimtai tą žiūri. Taip. Pati miego erdvė, kiek jinai įtakos turi ir ką ten būtų galima pagerinti, matant šiuolaikinius žmonės. Taip, miego aplinka, jinai yra vėlgi vienas iš svarbiausių dalykų. Kodėl? Todėl, kad nepamirškim, kad mes trečdalį gyvenimo praleidžiam miegamajam iš esmės. Tai daugiausiai nei kokioj nors kitoj patalpoj iš vis per visą laiką. Tai, kai taip pagalvojam, ar ne, tai tikrai suprantam, kad negalim tos svarbos sumenkinti, ar ne, arba atmestinai žiūrėti. Tai iš kitos pusės, tarkime, investuoti į gerą patalynę, pagalvę, čiužinį. Tai irgi reikia, kad vėlgi mes praleidžiam kiekvieną dieną, susakyti po 8 valandas, tai čia tas pats, kad susakyti kostiumą nusipirkti ir jį nešioti 10 metų tą patį po 8 valandas kiekvieną dieną. Arba darbo kėdę turėti ne kėdę, o taburetę kažkokią, ne, kur tu sėdi ir tu jauti, kaip tau blogiau. Taip, tai tikrai nepamiršti to, ar ne, kad tikrai investuoti į tos dalykus reikia ir jie tikrai turi labai daug įtakos mūsų bendrai savijautai. Tai miego aplinka bendrai susideda iš to, kad miegamasis turi būti komfortiškas, švarus, tvarkingas, vėsus, tamsus, tylus ir jos skaniai kvepintis tikriausiai. Okay. Tai visa tai, kas turi mums turėti tokį gerą jausmą, ar ne? Kur aš pagalvoju ir man ten yra ramybė ir asociacija tik su miegu. Ne? Dėl to mes ten negalime turėti tikrai jokių televizorių, kompiuterių, negali būti darbo stalas ten, ar ne? Siūlau miegamai visai palaikyti gal tokį kaip, nežinau, japonišką, ar ne? Kur įsivaizduojam tik tai čiužinys, lova. Ir viskas. Lemputė, ar ne, kažkokia. Ir ko mums daugiau tenai reikia? Nieko. Mes ateiname į lovą jau tik tai ilsėtis ir miegoti. Tai nepamiršti tos tvarkos ir švaros.
Tai tikrai kiekvieną savaitę jau būtinai valyti dulkes visur, aplink lovą ir panašiai, tarkime, nes vėlgi mes miegam 8 valandas kvėpuojam, ar ne, tuo oru, kuris yra tenai, tai jis tikrai turi būti švarus, kokybiškas tam, kad mes pailsėtumėm, kad nosis nesikimštų miegant, ar ne, kas vėlgi tiesiog blogina bendrą kokybę. Tai jo, ir tas vėdinimas dabar galvoju irgi, aš pats jau kai gyvenu 5 turbūt metai name su rekuperacija bute, tai čia tikrai didžiulis skirtumas yra. Čia kai kurie žmonės turbūt dar to net nesupranta, kurie daugiabučiai visą gyvenimą gyveno, kiekvieną rudenį ir pavasarį kažkokios kvėpavimo takų lygos, tai čia irgi yra, kur vien pravėdinimo turbūt irgi neužtenka, nes jūs apie dulkes paminėjote ir galvoju, dulkes yra turbūt didžiausias sukėlėjas šitų visų rudeninių lygų. Taip, visiškai lygiai tas pats palaikyti švarą, skalbiant patalynę, pagalves, pravėdinant, ne? Tai irgi tas yra be galo svarbu. Taip. Taip pat tamsa miegamajame. Irgi paminėjot langų pusę, ar ne? Tai jeigu, tarkime, negalime rinktis, pavyzdžiui, ar ne, ten tos pusės rytai vakarai, kur yra mūsų miegamasis, tai galime tiesiog užtikrinti, kad kambarys būtų visuomet visiškai aklinai tamsus, tai blekautinės užuolaidas, roletai ar dažniausiai užuolaidos vis tiek praleidžia pro plyšius šviesą, kad ir kokios jis būtų. Tai roletai tamsus, nepraleidžiantis šviesos yra, mano nuomonė, geriausias variantas, arba negalint to, tai akių raištis irgi tada nakčiai, tam, kad visiškai nebūtų jokių plyšelių šviesos, kurie mus prabudina. O prabudinėjimas paryčiais, nežinau, čia geras ar blogas dalykas, tai paprastai paklausiu, nes man taip nutinka kartais, aš esu, pavyzdžiui, mėgėjęs, kad nebūtų visiškai aklinai miegamajam. Man patinka prasibusti kažką daryti, pamatyti, kad jau saulytė pakilo, pažiūrėti, kad yra ten kiek tų valandų ir tada žinoti, kad aš dabar dar turiu 3 valandas miego. Tai Žinau, šitą tikrai kategorija yra žmonių. Žinau net, kad kiti nusistato 5 žadintuvus iki to atsikėlimo laiko, vis ten, kas ten savo tais ritualais, kas valandą, kas 2, kas kažkiek, kad vis žinotų, kad dar liko laiko pamiegoti. Kas iš mano pusės, jeigu jau klaustumėt nuomonės, tai tikrai yra negerai. Visiškai negerai, nes mes, kam mums reikalingas tas prabudimas, ar ne? Mes save išmušam iš miego ciklo, ar ne? Tiesiog save prabudinam, gremzdam vėl atgal ir tai tikrai prastina mūsų visos dienos kokybę, vienareikšmiškai. Mums reikia gauti kuo daugiau nepertraukiamo miego. Tai žmonės net kenčia, ar ne, nuo prabudimų nakties metu ir ieško specialistų, tokių kaip manęs, ar ne, kad padėtų išspręsti, o kiti savo tiesiog patys tą pasidaro, ar ne, prabudina save. Tai tikrai nereikia ir prie tamsių užuolaidų reikia įprasti. Ir kuomet įprantė, aš lygiai taip pat negalėdavau. Aš jeigu į viešbutį atvažiuodavau ir ten visuometgi yra tos blekautinės užuolaidos, tai aš visada tą tarpelį pasilikdavau tokį, kad atseit, kad žinočiau, kada čia rytas atėjo ir panašiai. Tai tikrai tą darydavau, bet jau daugelį metų tikrai esu pripratusi prie tamsių užuolaidų ir tai visiškai yra viską keičiantis dalykas. Tai siūlau nebijoti, pabandyti. Gerai, čia vėl turbūt nereikėtų žiūrėti į kiekvieną mūsų įvardintą dalyką kaip į atskirą sprendimą. Ką mes jau minėjom, tai yra kompleksas dalykų. Tai jeigu jau susitvarkai mitybą, sportą ir miego ritualus prieš pradedant miegoti, tai tos blekautinės savo naudą akivaizdžiai turi. Telefonas. Čia jūs kalbėjote apie kompiuterius ir panašiai, dar būna kitas skaldantis ten poras dalykas, televizorius miegamajam. Tai ekranai prieš miegą, kaip čia yra? Ar tikrai ta mėlyna šviesa, tas mėlynas atspalvis yra, tas, reiškia, jau taip blogai ir taip toliau? Šiaip bendrai ekranai prieš miegą yra negerai, tai tikrai vienareikšmiškai, bet sakyčiau, kad dėl 2 priežasčių. Tai vienoji yra tikrai mėlynoji šviesa, kurią skleidžia visi ekranai. Tai dėl to, kad tiesiog tai stabdo melatonino gamybą, hormono, kuris atsakingas yra už miegą. Ir tai tikrai yra įrodyta, kad tai turi poveikį.
Bet jeigu tai nemotyvuoja vis tiek naudoti ekraną, tai yra kita priežastis, kuri mano nuomonė yra dar net svarbesnė ir didesnė. Tai iš tiesų tai, kad ekranai yra kas? Tai yra stimuliuojanti priemonė, ar ne? Tai tiesiog tai yra nuolatinis informacijos rautas, kuris toliau eina mums į smegenis, ar ne? Taip. Ir mes tiesiog, įsivaizduokit, nuo pat ryto, ar ne, tarkime, užsisukam ir iki pat vakaro nebūnam patys su savo mintim. Tiesiog pat nepabūna aš pats su savimi. Nuo ryto atsikėliau telefonas, tada kokią radiją, ar ne, ten kas nors televizorius, tada atvažiavau į darbą, buvau visą laiką tarp žmonių kažkur kažką, ar ne, vairuoju mašiną, dar irgi prie sankryžos telefoną įsijungiu ir iki pat atsigulimo į lovą esu visą kažkur įlindęs, kur tarsi man nusako, apie ką man galvoti. Tai kai aš atsigulu į lovą, tai aš visiškai nesistebiu, kad kankina minčių srautas, ar ne, kažko. To, kad tam, kam mes nedavėm laiko permastyti per dieną, viskas ateis tada, kada yra puikiausia terpė tam. O įsivaizduokit, tamsoj, tyloj vieni patys su savim. Nu, tai čia viskas, čia yra pats geriausias laikas visom gyvenimo problemom ir ne tik permastyti. Štai būna, kad atsigulu į lovą, ar ne, darbų sąrašas, ten kažkas ten sukasi ir pusę valandos planavimo procesai vyksta. Arba būna žmonės tada kažką pasileidžia į auselę, kad šnekėtų, būna, kas su televizoriumi užmiega. Taip, dabar tai va dar toliau, tai jūs įsivaizduokit, čia yra visiškai visa diena bėgimas nuo savęs. Tai vienareikšmiškai turi, tiesiog pasekmes savo visiškai. Tai dėl to aš būtent rekomenduoju tą valandą nebuvimo su elektros prietaisais, labiau mąstyti apie tai, kad leist pabūti su savim, bet tai nereiškia, kad aš tą valandą sėdžiu lotoso pozicijoje ir medituoju, ar ne, ten žvakių šviesoje. Tai tikrai ne, tai tiesiog aš lieku buitinius darbus, tvarkausi, gal pusryčiam kažką pasirašiau, gal ten rūbus kokius pasidedu, kad rytas būtų greitesnis, tiesiog einu praustis, ar ne, ir panašiai, tiesiog lėčiau visą tą atlieku, visas tas, ir ten kokiu tik tai 15 minučių vakare galbūt knygą paskaitai, ar ne? Arba netgi knyga irgi dažnai yra toksai slidus dalykas, dažnai aš jos net irgi nerekomenduoju, nes vėlgi tai yra kaip serialas, ar ne? Vėlgi mes kažkur paneriam savo mintis, kažkur nustumėm ir toliau vėl apie savo gyvenimą negalvojam, ar ne? Netgi kartais tikrai, bet kažkas galbūt klausydamas save atras, kai skaitai vakare knygą ir sakai, kad negaliu skaityti, nieko aš neatsimenu. 4 vakarą iš eilės tą patį skyrių skaitau ir aš nieko neatsimenu. Tai tik tai todėl, kad būtent iš tikrųjų ne knygą skaityti reikia pasimti lapą, tušinuką ir rašyti. Rašyti savo mintis. Viską, kas ten viduje sėdi, ar ne, kažkur nunulint, kažkur išrašyti į... Jūs patvirtina tą mano teoriją, kad blogai, jog neliko dienoraščių dabar. Nes dabar irgi telefonai, bent jau iPhone'as vis kviečia kiekvieną dieną ten parašyti tą žurnalą, ten kaip tavo dienelė praėjo. Niekas, aišku, nerašo, bet dienoraštis yra, kaip, pavyzdžiui, ten savo vaikystės senus radau, jis tikrai turi terapinę didžiulę reikšmę, ar ne? Labai rašymo praktikos yra tiesiog tobulas dalykas tam pabuvimui su savimi, savo minčių išliejimui ir kažkur tais, kai mes padedam tą savo mintis, užverčiam tą lapą, ar ne, ir tarsi jaučiamės, kad, viskas saugu, ar ne, dabar aš galiu eiti miegoti, pavyzdžiui, ar ne, nes aš žinau, kad kažkur visa tai yra ir, tarkime, aš tai visada siūlau nelaikyti galvoje įvairiausių darbelių, ar ne, kuriuos mes viską turim užrašyti, bet net ir pačius paprasčiausius dalykus, tokius kaip, tarkime, turim atskirą kalendorių darbam, ar ne, kur ten rašom susitikimus visus ir panašiai, bet nevedam juk atskiro kalendoriaus, tarkime, ten už 3 savaičių bus gimtadienis ten kažkieno, ar ne, ir ten reikia nupirkti dovaną. Tarsi to niekur neužrašom ir tai kaip toks neuždarytas ratukas. Mums sėdi čia ir ten nupirkti grietinės trečiadienį irgi sėdi čia, ar ne? Ir mes ten tokių turim tų ratukų pilną atidarytų, kurie mums vakare neleidžia miegoti, nes tarsi jie vis tiek visada, reikia nepamiršti. Ir ką mums tą laikyti? Mes turim turėti kitą lapą, popierius, kur tiesiog kiekvieną vakarą pasirašau, kad apie tą pagalvoti, gal tą padaryti ir viskas. Ir kai atsigulom į lovą, mes jau skiriam laiko to mintim, tai mums
nebėra prasmės tą patį galvoti 10 kartą, ar ne, mes jaučiame saugiai, tada mes galime miegoti, mums nereikia, kad viena smegenų pusė budėtų visą laiką. Bet jūs vis dabar žiūrimų žmonės, kur galvoja, tai čia pareini vakare, padaryti ten reikia vakarienę, tada ten dar norisi kažką ten kartu pažiūrėti per teliką, tada ten dar reikia kažkaip spėti dar biškį ir paskrolinti, gal ten bendrijos čiate kažkas kažką vėl parašė, tada dar reikia spėti, tada parašyti tą dienoraštį, tada dar nusiprausti, vaikus užmigdyti, kaip čia viską suspėti? Taip. Čia neįmanoma yra. Žinau. Kuo daugiau gilinėsi kiekvieną sritį, taip gali atrodyti, kad ir tą reikia padaryti, ir kaip viskas spėti. Tai vėlgi, prioritetų klausimas visiškai. Ir nepamiršti, kad mes kalbam apie kai kurios dalykus tikrai 10 minučių, ar ne? Tai ir išsirinkti gal, vėlgi, šiandien čia gali nuskambėti vairiausių tų patarimų, tikrai, kurie nebūtinai visiems reikia daryti visus. Reikia atrasti tai, kas mums turi daugiausiai tiesiog prasmės įtakos mūsų miego kokybei ir tuos dalykus taikyti savo, ar ne? Tai, būtent aš savo konsultacijų metu tai tą ir padedu žmonėms atrasti, kurie iš tų visų dienos, vakaro ritualų 30 dalykų, kurie tau 5 yra patys visiškai keičiantis viską, ar ne? Ir tada viskas, juos pritaikai ir tu matai, kad atrandi, kaip jie tiesiog įsisuka gerai į tavo bendrą dienos ritmą ir po mėnesio laiko taikymo tau visą tai tampa tiesiog natūralu, pajauti naudą ir tau lengviau yra to laikytis. Ir tuomet jau vienas nukryptas kažkoks dalykas, ar ne? Vieną vakarą nepadariau. Viskas gerai, nieko nepakeis. Kitą vakarą vėl grįšiu prie to, ar ne? Bet kai aš iš vis niekada nieko nedarau, tai tada tas turi pasiekmes. Taip, tai dabar norisi jau paklausti, mes kalbėjom apie įpročius, kurie ten lieka, kažkaip tai būna, kada tai jau virsta į kažkokią tokią chronišką nemigą, čia kažkokie, nežinau, ar tai yra biologiniai trigeriai, ar čia yra tas pats prakeiktas stresas, apie kurį mes čia kiekvieną kartą vis kažkaip tai pakalbam, kokia čia galbūt suma veiksnių suveikia, kada tai jau tampa, nežinau, medikamentų klausimų ir kažkas tokio jau stipresnių negu tiesiog nedamiegojimas. Nemigą jau mes vadiname tada, kai maždaug mėnesį laiko, 3 dienas per savaitę skundžiamės vienu iš nemigai būdingų simptomų. Tai gali būti sunkumas užmigti, prabudimai naktį arba atsikėlimas anksčiau negu norim. Tai jeigu jau mėnesį laiko, 3 dienas per savaitę pasikartoja šitie simptomai, tai jau reikėtų sunerimti, atkreipti dėmesį tiesiog į tai. Ir viskas, ir tada jau gali ta nemiga arba jinai gali kaip vystytis toliau ir tiesiog pereiti į kas naktinį tokį pojūtį, arba gali ir pradingti. Jeigu mes taip turėtume labiau gal susimastyti apie šaltinį, iš kur tas atėjo, ar ne, kodėl čia galėjo prasidėti, kas galėjo išprovokuoti, pabandyti, kol dar šviežia, atpinti, ar ne, tuos įvykius ir tada jau bandyti susimastant galbūt arba pašalinti tą šaltinį, arba kartais gali būti, kad mes tiesiog nežinom. Tai būna irgi, ta prasme, kad nemiga gali atsirasti dėl, nebepaaiškinamos priežasties, arba jinai atsirado, pavyzdžiui, ar ne, nes tai sukėlė labai stiprus stresas kažkoks, bet jinai užsitęsė jau ir po 3 metų jau to streso net nebėra, ar ne, jau visas gyvenimas pasikeitė, jau 2 darbus pakeitėm ir jau tikrai viskas yra visiškai gerai, bet mes toliau nemiegam. Tiesiog. Tai tada jau tikriausiai net nebe to jau klausimas yra, jau vėlgi reikėtų labai supurtyti, peržiūrėti visą savo dienotvarkę, visą gyvenimą, kas jame vyksta. Ir, pavyzdžiui, paklausti savęs, ką aš darau, kad suvaldyčiau kasdienį stresą. Kokios yra mano technikos, ką aš darau. Ir labai dažnai gali būti atsakymas, kad nežinau, niekaip, ar ne? Tai jeigu aš nevaldau, nes vėlgi streso mes nepanaikinsim. Jis yra natūrali gyvenimo dalis. Ir jis ir bus su mumis, ar ne? Tai mes tiesiog ką turim išmokti, turim išmokti valdyti stresą. Ir viskas, paprastai tiesiog. O kiekvienam tas valdymas, tos technikos gali būti skirtingos, bet vėlgi nepamiršti, kad tarkime tai, kad aš išmoksiu valdyti, atseit stresą ar ne, ten su kažkokia savo ten technika, tai
Tai iš konteksto vėl paėmus, tai gali neturėti jokios įtakos, jeigu, pavyzdžiui, aš ryte atsikeliu ir susirašiu į darbą per 15 minučių, vos spės pratrinti akis, kavos puodelis, jokių pusryčių, pavalgysiu kažkada pietus ten darbe ir išliekiu šitaip, ar ne? Tai adrenalinas pas mus taip. Yra į viršų nuo pačio ryto, ar ne? Aš nieko nedariau, paskui atsit pakvepuosiu kažkada ten 1 valandą dienos ir nuimsiu tą stresą. Nenuimsim, ar ne? Pas mus hormonų disbalansas jau įvyko ir viskas, tai mes turim vėlgi peržiūrėti viską, kaip visa ta diena atrodo, ar aš galiu kažkokiais tais paprastais įpročiais tiesiog, ar ne, atsikelti anksčiau, gal padaryti mankštą, gal ryte 10 minučių, ar ne, padaryti tą rašymo praktiką, gal pradėti tokį savo rytą, ar ne, tą lėtą, tokį gerą savo duoti startą dienos ir galbūt taip aš galiu ištikrinti tai, kad net ištikus kažkokiam stresiniam situacijom aš gebėsiu jas reaguoti adekvačiai. Tai tas agresyvus savęs žadinimas turbūt nėra gera praktika, ar ne? Kai būna žmonės ten, mes girdėjom čia tokių žmonių, kurie mėgsta toli telefonus pasidėti, ten dar kažką, tai geriau turbūt rasti tą švelnesnį atsikėlimo būdą. Taip, žinoma, aš tai tikrai rekomenduočiau, kad kažkaip tais maloniai save labiau pabudinti ryte, bet nesukelti savo papildomai dar daugiau streso, nes tarkime, kortizolis ryte streso hormonas yra gerai, ar ne? Bet adrenalino tai mes tikrai nenorim nuo ryto, kad jisai visas toks tas mūsų organizmas, ar ne, yra. Tai geriau, ramiau. Gerai. Magnis dabar žiūriu yra irgi minimas kaip svarbus mineralas miego kokybei. Kaip jis veikia, ką jis šiaip, ar jis tikrai taip veikia, kaip veikia, jeigu veikia, tai ką jis ten daro? Tai taip, magnis iš tikrųjų labai ramina mūsų nervų sistemą ir tikrai labai prisideda prie geresnės arba blogesnės miego kokybės. Tai blogesnės tada, kai mums trūksta magnio, o šis mineralas būtent tikrai pasišalina iš mūsų organizmo bene greičiausiai, tiesiog su prakaitu ar ne, fizinė veikla, tai tikrai gali labai greitai dingti, todėl beveik visiems rekomenduojama tiesiog nuolatos gerti. Žmonės sakys, nebesportuosiu dabar, jeigu jūs tai pasakėt. Sakys, aš čia geriu tą magnį ir tada išsportuoju sporto salėje. Ne, aš nesportuoju. Jukauju, taip sportuojam vis tiek. Jo, tai sportuoti reikia, bet galima tikrai papildomai vartoti magnio papildus. Tai tiesiog yra šiek tiek gal skirtumas, kokiam tikslui magnį norim vartoti, tai nuo to, kokį magnį ir pasirinkti, ar ne? Nes žinom, kad yra ir magnio citratas ir bisglicinatas, tai jeigu kalbam apie miegą, tai tikrai magnio bisglicinatas yra pats geriausias variantas, nes būtent jisai yra skirtas mūsų nervų sistemai ir smegenų veiklai gerinti, ar ne? O ten citratas, tarkime, būtų labiau mūsų kūnai raumenim stiprinti. Tai taip, magnis yra atsakingas už gal 300 įvairiausių funkcijų mūsų organizme, tai tikrai miegui gerinti aš labai dažnai jį tikrai rekomenduoju, nes jisai nei kaip nėra pavojingas mūsų organizmui, nei kaip mes jo nepadauginsim, neperdozuosim. Aišku, vėl proto ribose, tai tarkim ten reikia vadovautis nurodytom dozėm, kiek ko vartoti, bet šiaip tikrai galima visada įsitraukti. Tai iš esmės grupė Foje buvo teisi dainuodama, kad niekada man magnio nebus per daug. Tai visada jo gali būti. Gerai, ar jūs girdėjote apie tokį dalyką, kuris internete labai yra ten populiarus ir ten visuose, nežinau, socialiniuose tinkluose tikrai gali rasti, kaip ten visi giria ashwagandha. Kas čia iš vis yra? Tiem, kas negirdėjo, įveskite į kontekstą ir veikia daiktas, ar čia yra mitas? Tai vėlgi veikia, tikrai veikia. Būtent šito galėčiau paminėti, kad labai svarbu kiekvieną papildą kažkokį pradėjus vartoti, tai aišku tiek žinoti, kad kaip jisai veikia su visais kitais, ar ne, jeigu ten jau pas mus ta lentynėlė papildų tokia jau ganėtinai didelė pasidarė, ar ne, tai tiesiog žiūrėti, kad nesipriešintų vieni su kitais, tai tą labai tikrai siūlau atkreipti dėmesį, jeigu vadovavimas populiarumu tam tikru, ar ne, ir daug visur visko prisiskaitam. Tai ashwagandha čia koks kristalas, čia statulėlė ar čia žolelė? Ne, čia kaip žolė,
dabar bijau pameluoti, gal iš Indų, man rodos. Jo, pavadinimas apie tai yra. Taip. Tai, o jinai čia kaip čia, arbatėlės kažkokios, kaip žmonės. Miltelių principų būna, arba kapsulių principų būna, tai įvairiai tiesiog, kas į vandenį susimaišo, kas tiesiog kapsulę išgeria tokią, tai iš esmės ašvaganda vėlgi lygiai taip pat nervų sistemai mažinti, jo įtampai, stresui ir taip pat jinai kortizolį mažina. Tai yra streso hormonas, kuris būtent, tarkime, susiduriant su nemiga, tai čia bent jau tyrimai taip rodo, kad tikrai ašvaganda padeda mažinti kortizolio kiekį organizme. Aš dabar galvoju, jeigu tyrimai sakot, yra kiti tyrimai, kuriuos mano močiutė vykdė ir man kmyno arbatą duodavo irgi labai gerai veikdavo, tik aš dabar galvoju, ar čia kmyno arbata labiau veikdavo, ar tas, kad aš prie sienpečio miegodavau. Kas čia tam miegai labai padėdavo. Visos tai yra natūralios, aš pertraukiu, bet tai yra natūralios priemonės, ar ne, valerijonai, kmynai, tarkime, ir lygiai taip pat ašvaganda. Tai tikrai padeda tą daryti, nes mano mintis nušoko, bet norėjau pasakyti apie tai, kad būtent su nemiga susidurančių žmonių kortizolio lygis organizme dažniausiai yra labai pakilęs. Ar ne? Ir, tarkime, kortizolis rytiniam valandom turi būti aukštas, po to jis pradeda žemėti ir vakariniam visiškai žemas. Tai susidurant su nemiga, kortizolis visos dienos metu jis tampa aukštas, o kortizolis neleidžia gamintis melatoninui. Tai ir viskas, ir tas susipriešinimo procesas tiesiog neleidžia mums užmigti išmiegoti. Tai būtent ašvaganda gali padėti su kitom visom priemonėm tikrai žymiai sumažinti kortizolio lygį mūsų organizme, šio streso hormonų, ir to pasėkoj geriau atsipalaiduoti ir valdyti stresą ir nusiraminti. Nerimą mažinti, taip pat, kas susiduria su nerimo priepuoliais įvairiausiais, tai tikrai irgi gali padėti. Iš esmės mes čia jau valandą beveik kalbam ir galvoju, išeina vis tiek į tą patį supratimą, kad reikia, tam šiuolaikiniam pasauliu reikia apsivalyti, susimažinti, susidėti prioritetus ir nebenorėti, kaip mano vieno draugo tėvai jam padovanojo, atsimenu, marškinėlius su užrašu visų krūmų neapšyksi. Tai čia irgi tą reikėtų prisiminti kiekvieną dieną, kad nereikia turbūt tau tiek tų socialinių tinklų, nereikia norėti ten tiek tų laikų prisirinkti, ten kažkokio, tai ten tiesiog truputį ramiau, apie ką ir atrodo visas šitas laikmetis toksai dabar, laikas toksai, kad truputį reikia, po tos pandemijos žmonės ieško, kur aš čia dabar pats esu tam visam šiuolaikiniam sraute. Tai lėtinti nori žmonės, nes ir kūnas sako, kad reikia. Ar ne? Taip, mokėti sustoti, tiesiog nereikia, nebūtinai viską pakeisti savo gyvenime, ar ne, ir visko atsakyti, tiesiog tam visam tempe mokėti sustoti, ar ne? Atsirinkti tiesiog, jo. Taip, ir tas sustojimas jis gali būti kelios minutės, tiesiog, ar ne, sustoju vidury dienos, tiesiog nusisuku į langą, 3 minutės pakvepuoju, pasižiūriu per langą, leidžiu pereiti visą informaciją, suvirškinu, kas įvyko dieną ir viskas, ir keliauju toliau, ar ne? Ir netgi tikrai, tai turėtų labai labai daug įtakos, jeigu mes išbandytumėm. Ir būtent aš dažnai mėgstu pasakyti tą frazę, kad tom dienom, kada labiausiai jaučiu, kad neturiu tam laiko, tai yra būtent tos dienos, kada to labiausiai reikia. Taip. Aš neturiu laiko medituoti, tai būtent tai rodo, kad šiandien tau tai taip turės daug įtakos, kad tikrai turi šiandien tą padaryti. Taip, čia yra tikrai lengviausias būdas pamatyti, kad kai tu sakai, kad kažkam labai kažko nėra, tai tada labiausiai ir poveikis bus stipriausias. Taip, būtent. Tai visi tie, kurie sakot, kad čia aš čia negalėsiu, jūs galite, jūs čia, kaip ir sakau, mes visi esam savo problemų ir sprendimų šaltiniai. Taip. Tai dabar galvoju, aš užmiršau kelis klausimus, kuriuos jums norėjau užduoti, nes ten jūs taip būna vedat mintį ir galvoju paskui ir pamiršti. Dar galbūt klausimas dėl pižamos, pavyzdžiui, miegant. Būna vieni žmonės sumiega, kiti be. Ar čia yra kokie nors duomenys, ar čia yra individualu, pavyzdžiui, tau veikia, tai tu naudok, arba ar turi dalykus, kažkokius pasakymus, kodėl pižama kokia nors būtų blogai?
Tai gal čia visiškai individualu, absoliučiai ir svarbiausia, tai gal, kad miegant su kažkokiais tais miegui skirtais rūbais, tai svarbiausia, kad jie būtų miegui skirti, ar ne, kad jie nebūtų kažkokie apveržiantis, kad nevaržytų, kad būtų laisvi, patogus, medžiagos geriausia, aišku, kad būtų ne kažkokios sintetinės ar ne, o natūralios ir vėlgi tas natūralumas, tai čia priklauso, kas kiekvienam yra malonu, tai ar ten medvilnė, ar ten šilkas, ar tai ten linas, ar ne, tarkime, tai visiškai individualu ir čia reikėtų tiesiog vadovautis savo intuicija ir pojūčiais. Tai tikrai vieni miega su, kiti miega be, bet čia dažnai gal galima rinktis kažkokias pižamas ar naktinius kažkokius miegui, tai būna kas dėl saugumo pojūčio, tiesiog norisi ir kažkokios anklodės ir daug rūbų kažkokių, ar ne? Šiaip jo, dabar galvoju, aš pats turiu tą vadinamą sunkę anklodę, tikrai padeda, tai nežinau, kiek jūs praktikoje šito susidūrėt, bet bent jau aš turiu jau beveik metus laiko. Ir tikrai labai geras dalykas, tik tai dar nesugalvoju, kaip sunkia anklodę vasarai padaryti, nes ten tiesiog yra ten kepykla po to. Bet irgi labai padeda, nes ką teorija sako, tą patį ir pats pastebiu, kad tas svoris, toksai tavęs prispaudimas prie lovos ir laikymas, jisai padeda nusiraminti. Tai čia tas yra tiesa. Taip, tai tikrai. Tai va, tik dar neturiu atsakymo, gal jūs tada, nežinau, turit kokių nors ten duomenų, liaudiškai tariant, meilės plėšimas prieš miegą. Čia būna patartina ar čia nepatartina? Čia tarkim, kaip čia, ar čia irgi individualu, čia kaip čia su šito dalyku? Čia priklauso nuo chronotipo irgi iš tiesų. Taip, yra žmonių, kam geriausia ryte ir yra kam geriausia vakare. Nes būtent dažnai vakarinis, tiesiog lytiniai santykiai, jie gali tiesiog labai išbudinti ir gali tapti dar sunkiau užmigti, ar ne? Tai tik tai dabar ir negalėsiu pasakyti rekomendacijos, nes nenoriu suklaidinti, jeigu neatsiminsiu tiksliai pagal iš esmės anekdotinės dabar situacijos gaunasi, jo, eina miegoti delfinas su liūtu ir ten arba meškutė ir vilkas, žinai. Bet dažniausiai vis tiek, ką galiu pasakyti, moteriams prieš miegą yra dažniausiai blogai, o vyram puiku, gerai. Taip. Taip, vyras iš karto užmiega, o moteris po to negali užmigti. Eina tvarkytis ten. Taip, į virtuvę. Tai čia irgi, tai ir kalbu būtent apie tą, kad tas skirtis jaučiasi, kad jinai lyg tai yra jo, kad vienas ten lyg ir jau miegučiui pasiruošęs, ieškia damai užmigti sunkiau, tai čia turbūt jo. Matyt, reikia žiūrėti individualiai ir kaip tai jūsų dienotvarkiai veikia kitus dalykus, ar ne? Taip, bet dažniausiai vis tiek yra geriau arba anksčiau vakare, ne prieš pat miegą, arba rytinės valandos. Tai čia būtų visiškai idealiausias variantas. Taip, į tą savo dienoraštį rašykit, kaip norėtumėt, kad būtų, arba žinutę nusiųskit kažkaip. Taip. Pasiplanuoti. Nors irgi žinau, kad tas planavimas kartais gesina, reiškia tos ten, nežinau, aistros ir smagumo kiekį, tas impulsyvumas irgi būna. Tai čia matyti irgi individualu. Jo, čia priklauso. Kai kam kaip tik gal irgi dar geriau pasiplanuoti, tada tu jau žinai visą dieną. Jo, gal. Yra buvę, kad mes dar atsimenu radijo klausim, buvo labai gerai atsimenu tema, kai klausim žmonių, parašytų, kokiam užuomenom arba iš ko jie supranta, kad šį vakarą ta meilė bus plėšiama. Tai ten įspūdingų žmonės dalykų prirašė, ten nuo rūbų tam tikros spalvos iki ten puodelio padėjimų į tam tikrą vietą, ten tikrai labai būna, tai čia jo, kalba turbūt apie kalbėjimą, išsikalbėjimą ir bendravimą, ieškojimą to santykio su aplinka, ar ne, nes čia turbūt tas įtampos mažinimo metodas vienas. Taip, tai kai kalbam apie miegą, tai apskritai tai yra labai svarbu komunikacija šeimoje, kai, tarkime, du yra partneriai, ar ne, tarkime, tai tiesiog dėl to, kad tie įpročiai gali labai skirtis vieno ar kito, viskas bendrai tiesiog, tai labai svarbu yra išsikalbėti ir prioritizuoti miegą abiems žmonėms. Jo. Tai dabar irgi prisimenu, kad turi draugę, kuri
tada dar vaikinas buvo ir vienas iki man skundėsi, jis sako, vakare, sako, tiek ilgai šneka, sako, aš jau miegot noriu. Tai čia matyti irgi yra tipažas žmonių, kuriems važiuoja išsikalbėti prieš miegą. Tai vat, vaikam mano irgi tas pats būna, jie visą dieną nieko neištrauksi, o prieš jau atsigulė į lovą ir tada prasideda. O šiandien buvo tas, o mes ten ir tada galvojame, tai va čia irgi turi planuoti, kaip dabar tau, kad tas streso nesukeltų, nes dabar tu supranti, kad tu planavai už pusvalandžio eiti miegoti, bet dabar jau nebe. Tai jo, čia matyt, gerai, kiek, nežinau, tėvystė jau irgi įtakoja, čia turbūt irgi labai stipriai, aš manau, kad groja, nes tarkim įpročiai iš esmės ir pasikeičia, va apie tai kažkaip nėra kalbama labai plačiai, kad ne vestuvės keičia labiausiai poros gyvenimą, o trečio žmogaus atsiradimas, paskui ten ketvirto ir taip toliau. Tai čia labai didžiuliai pokyčiai nutinka irgi. Taip, vienareikšmiškai. Nes atsirandagi paskui irgi, aš atsimenu, iš mūsų patirties buvo, kai mes bandėm vaikui tą miego ritualą sukurti, kai jau ten yra leliukas, ten belia kada miega ir tu paskui ten pasiskaitai, kad jam ten reikia vonelę prieš tai ten pripilti, padaryti, ten kažką padarai, žiūri, dar ne. Tada matyt, tas 14 dienų buvo neišlaukta, bet yra įdomu, kad sakinio vidury prisiminiau, ką norėjau paklausyti, pietų miegelis, kaip jūs į tai žiūrit, nes yra žmonių, kas praktikuoja ir visai lyg ir nieko tokio, o kaip jūs žiūrite į pietų miegą? Labai gerai. Aš rekomenduoju pietų miegą, tai praktiškai visiems, apart atveju, kuomet yra miego sutrikimai, tai tada reikėtų iš anksto atskirai pasikonsultuoti, bet šiaip popiečio miegas yra tobulas dalykas jėgoms atstatyti, energijos lygiui pakelti. Aš tai žinau, aš šitai išsikirpsiu, aš visiems, kas man priekaištauja, nusiųsiu, nes aš pietų miegelį labai mėgstu. Labai gerai. Tiesiog miegant pietų miegą reikia vadovautis taisyklėm irgi šiokiom tokiom, tam, kad nepablogintumėm situacijos. Ne 3 valandas miegoti, ne? Taip, tai miegoti reikėtų arba tarp 10-30 minučių, arba tuomet jau visą ciklą 90 minučių. Na, tai ne valanda, nes valanda tai yra būtent tas pats blogiausias gal dalykas, dėl to, kad mes atsikelsime ciklo viduryje per patį gilų į miegą ir va tada sakysim, kad man tik tai dar blogiau yra miegoti. Man neveikia pietų miegas. Taip, nes aš jaučiuosi dar blogiau. Tai tik tai todėl, kad mes tiesiog nelaiku keliamės. Tai būtent tai turėtumėm vadovautis tom taisyklėm ir atsikelti. Na, aš jau šiaip rekomenduoju ne vėliau kaip 3 valandą dienos. Tarkime tą atsikelimo laiką, tai kad popiečio miegas netaptų 5 valandą kokią, nes tada mes jau galim tikrai labai savo pakenkti ir tiesiog nakties miegui, bus sunku užmigti ir miegas taps nekokybiškas. Tai va, tai jeigu atsikeliam ne vėliau 3, kartais net jeigu anksti einam miegoti, tai gal net ir 2 valandą vėliausiai būtų gerai. Arba dar kita taisyklė, praėjus 7 valandom po atsikelimo daryti popiečio miegą. Tai tada, kai mūsų energija jau pradeda verstis po truputį į kitą pusę, mes pamiegam ir dar sukeliam, tai tikrai labai gerai. Arba dar vienas populiarus dalykas, kas tikrai labai gerai veikia, vadinasi toks terminas nap latei. Tai reiškia, kad išgerti kavos ir tada iš karto eiti 20 minučių pamiegoti. Taip. Ir būtent tada, kai mes atsikeliam, būtent jau suveikia kofeinas mūsų organizme per tą 20 minučių ir tada mes ir atsikeliam labai išvalus ir tikrai labai gerai jaučiamės. Taip, aš tą irgi sutaikęs su 2 espresso. Taip, labai geras dalykas. Taip. Nu, aš džiaugiuosi, kad mes tokia puikia natą baigėm mūsų pokalbį šiandien, tai pietų miego kviečiam visus, kas galite sau leisti, nes kodėl nušoko sakinio vidurinės, prisimenu, kad su vaikais, kai eidavau pamiegoti pietų miegelio, čia yra geriausias miegas, koks gali būti, nes kai tu miegi su to leliuku, kuris ten tiesiog maksimaliai atsipalaidavęs, pati toks apima labai geras jausmas, tai atsimenu tas pietų miegas su kūdikiu kažkas tokio yra. Taip. Tai linkime ir jums, draugai, pradėti kaip tie kūdikiai miegoti, grįžti prie tų senų gerų įpročių, pasirūpinti savo sveikatą į ateitį, nes čia vis tiek resursas turbūt, kuris sunkiau yra atstatomas, ar ne, nes ta žala jau mes minėjom, kad tikrai yra rimta ir didžiulė. Tai Agne, ačiū, kad užsukot. Labai dėkoju. Tai dar kartelį šiandien svečiuose buvo miegologė nuo šiol. Miegologė Agnė Ramanauskė. Ačiū, kad buvot. Ačiū. O jums visiems linkiu sėkmės ir iki pasimatymo kitose Gyvenimui su cinkeliu laidose. Iki.